Labai laukiau šito pokalbio, labai laukiau susitikimo su tavim. Pirmas dalykas, mes kai susipažinom, mes dalyvavom Kuzmickaitės pristatyme kolekcijos. Tai buvo prieš 2 metus, teisingai. Ir aš niekada nepamiršau. Tiesiog man buvo žiauriai gera energetika, aura ir vien nuo to aš jau buvau įdomu, kokia Emilija yra profesionalė, apie ką jinai. Ir tikrai pasidomėjau ir mes tai kvietėm į kitą projektą su mokymai, šukuosina ir panašiai. Mums nepavyko, bet taip turėjo būti, ne? Taip, mes pakalbėjom, kad iš tikrųjų taip turėjo būti. Labai džiaugiuosi, kad esu šiandien čia dabar iš tikrųjų, nes temos, apie kurias kalbėsim, man jos tokios labai artimos, aš apie jas mėgstu labai kalbėti, tai man atrodo, kad čia ir turėjo įvykti tas mūsų tas susitikimas, ar ne? Ir mes tik susitinkam ir iš karto energetiškai buvo gerai ir ramu, tai aš labai tikiuosi, kad mes šiandien ištransliuosime daug naudingos informacijos, nes aš tave iškamantinėsiu labai stipriai, nes man plaukų priežiūros sritis nėra tolima, nes aš turiu didelę komandą plaukų stilistų ir visada buvau šalia to, bet nuoširdžiai kaip klientas man visą laiką kyla tie patys klausimai kaip paprastam klientui, kaip susitvarkyti plaukus, kaip ten pasirinktos produktus, kaip išsifenuoti ar dar kažką tai. Bet aš tave pažįstu kaip nuostabę modernių plaukų dažymo specialistę. Tikrai tu dalyvauji tam tikrose madų šou projektuose, kurio reikia sugebėjimo ir susitvarkyti ir sušukuoti tos plaukus, bet tu dar pakomentuosi, kaip čia tos 2 sritis. Ir kai mes rinkome žmogų, ką norime pakviesti, su kokiu specialistu, kuris nebus labai stipriai dar prisilietęs prie Skin Lovers linijos, aš galvoju apie žmogų, kuris puoselėtų, galvotų apie puoselėjimą plaukų, kaip puoselinčios procedūros, kas yra labai, kaip suprantu, trendi. Tai buvai tu ir Tomai ir viskas labai faina, tai kuri ta tavo dabar sritis, modernus, priežiūra, šukuosenos, truputį apie tai, kad žmonės susidarytų įspūdį apie ką ir ką labiausiai iš tavęs norisi pasiimti. Gerai, tai truputėlį tada įvesiu, pristatysiu save, tai dirbu su plaukais. Iš tikrųjų, mano gal toksai, sakyčiau, kelias prasidėjo nuo plaukų procedūrų, plaukų atstatymų ir šukuosenų. Tai tikrai aš kažkaip visą laiką labai grožėjausi gražiais plaukais, visą laiką domėjausi įvairiais produktais plaukams. Man, tiesiog antiek aš visą laiką gilindavausi ir ieškodavau priemonių, tokia, kaip sakau, atidarau savo spintelę ir tenai tiesiog kaip parduotuvė. Man jau net mano antra pusė pyksta, kad jau užtenka, bet man yra taip įdomu, aš taip noriu ištestuoti, tiesiog esu tokia apsėsta, atrodo to, dabar gal jau šiek tiek mažinu, nes, kaip sakant, yra ribos ir visko jau čia tiesiog nėra realu išbandyti, bet visą laiką atrasti kažką, patarti žmogui, man labai svarbu, o paskui prisidėjo plaukų dažymai. Taip. Tai labai daug dirbu su įvairiais techniniais dažymais, šviesinimais, man labai patinka AirTouch'us, balajažus daryti, žodžiu, visokius tos techninius dažymus. Taip. Dabar tendencingus. Taip, o nuo šukuosenų šiek tiek esu nuėjusi, bet kaip ir tu minėjai, mes susipažinome per Kuzmickaitės kolekcijos pristatymą, aš dirbau prie šukuosenų. Ir labai gražiai dirbai. Ačiū labai. Iš tikrųjų, tai tokia kūrybinė, ta visa atmosfera ir tas kūrybinis darbas kaip mados industrijoje, jis labai fainas yra. Aš noriu tame būti karts nuo karto, labai yra įdomu sudalyvauti, pamatyti, išbandyti save, dirbti su komanda. Man šiaip bendrai tas toks komandinis darbas, tai yra labai labai smagu ir šiais metais mes dirbom su komanda. Mačiau, aš jau žiūrėjau ir galvojau, ar būsi šiais metais tu, tai labai irgi gražiai, gražus įvaizdžiai buvo visi. Jie tokie labai minimalistiniai buvo, bet labai viskas buvo aišku, kažkaip tas darbas labai sklandžiai iš tikrųjų ėjosi, tai žodžiu, bet kartais pabūti tokioje terpėje yra tikrai toksai, nežinau, kūrybinis būstas kažkoksai būna, tai labai džiaugiuosi. Bet aš galvoju, kad mes kartais pavargstame nuo to ramybės tokios, mums reikia rutinos, nes tai yra vis tiek nuolatiniai klientai, bendravimas su jais yra be proto malonus, bet kartais įkristi į tą tokį greitą tempą yra labai labai žavinga ir faina. Tai aš manau, kad mes, kaip ir galvojau, kaip pasidomėjau Instagrame, kas tavo stipriosios pusės, man atrodo, šiandien tom temom paliesti
tikrai turėsi daug informacijos, kom pasidalinti, kad būtų kasdienybė lengvesnė, prižiūrint savo plaukus. Taip, mes būtinai aptarsim. Keliausim per visus punktus. Taip. Turiu labai daug klausimų, nežinau, kiek spėsime, bet tikiuosi tiesiog paliesime pačius svarbiausius ir galėsime diskutuoti. Tai pirmas dalykas, kurį bet kuriuo atveju mes norėjome nuo pat pradžių. Labai dažnai klientam kyla, kaip man išsiaiškinti, koks mano tas plaukas, ko jam reikia, gal koks tipas to plauko, kaip ta diagnostika, ar mums tai svarbu daryti, ar tik pas profesionalą tai manoma padaryti, kaip tai vyksta su šito klausimu. Iš tikrųjų, tai realiai jau mes pasižiūrėjus turbūt į veidrodį ir matant savo plaukus, galime šiek tiek nustatyti, koks yra tas plaukas. Ar jisai blizgus, ar jisai yra matinis, pasižiūrime galiukus, galbūt jie yra tokie praskilinėjai, o gal viskas yra gerai. Tada ar plaukas lūžta, tarkim šukuojant, ar ne, ar jisai lūžta tik galuose, ar jisai lūžta jau per ilgį. Tai va tokie yra šiek tiek tokie baziniai, ką va taip žmogus namuose gali apsižiūrėti ir šiek tiek jo įvertinti. Nes jeigu plaukai matiniai, tai jau jam reiškia trūksta drėgmės, tokių aliejų, maitinimo labiau. Tai vat yra tokie O kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, kas dažniausiai? Vis tiek tu daug turi atvykstančių klienčių ir tu žvelgi daugumos, jeigu žiūrėti ne mažumos, kas yra su plaukais, koks yra poreikis, problemos, kokios Šiaip, dabar yra labai įdomi tokia tendencija, jaučiuosi pasikeitusi, dabar vat labai ir noriu paliesti tai, kad buvo taip, jog, sakyčiau, gal net prieš kokius porą metų klientės atvykdavo pustais plaukais ir bandydavo kažkaip juos sutramdyti, juos paglotninti, daryti tiesinimus, kažkaip, žodžiu, juos sukontroliuoti. Tiesių stiklinių plaukų. O dabar pasikeitė tendencija į tai, kad pasižiūrėkim, kiek mes turim garbanių natūralių. Ir visiškai pasikeitė priežiūra. Merginos pradėjo naudotis difuzorium, naudoti gelius, nebebėgti nuo savo tos natūralumo tos prigimties. Tas yra labai labai žavinga ir aš dirbu dabar per 2 miestus, Kaune ir Vilniuje. Ir vat Kaune mano kolegė, jinai labai daug dirba su garbanėm ir iš tikrųjų pas ją masiškai eina garbanės. Ir vat kaip supratau, kad iš tikrųjų tiesiog pasikeitė tendencijos. Požiūris, ta prasme, save ir nekeisti tos struktūros. Tas pats čia, kadangi mano sritis make-upų yra, tai jeigu anksčiau reikėdavo viską savyje pasikeisti, labai ryškiai pasidažyti, užmaskuoti, veidą užmatinti, tai dabar irgi grįžtam prie to natūralumo, tai matyti ir atsikartojant. Natūralūs procesai tiek plaukuose, tiek veide, tiek puoselėjime ir taip toliau. Tik kartais tai sukurti, man atrodo, irgi nėra taip lengva ir paprasta. Taip, kitos iš tikrųjų, kaip sakyti, jos ateina pustais plaukais ir yra tokios vatliūnos, kad joms sunku jos prižiūrėti ir taip toliau, bet kaip tu tą klientą praedukuoji, kad čia yra struktūra tiesiog garbanoto tipažo ar banguoto tipažo, išdžiovini su tam tikrom priemonėm, su difuzorium, suformuoji tos plaukus ir pasižiūriu ir vau, aš šiaip galiu net papasakoti tokią labai įdomią istoriją savo klientės, būtent liečiant šitą temą. Labai trumpai. Žodžiu, atėjo pas mane moteris, jinai sako, sugadinti visiškai plaukai, sako, aš dariausi cheminį garbanojimą, o jos plaukai realiai išdžiūvę, tokie labai išsipūtę, tikrai situacija yra prasta, mes pradėjome jai daryti atstatomasias procedūras plaukų, plaukai pradėjo atsigavinėti ir aš jai sakau, ir aš ją tiesiog paprastai fenuodavau, nes jau realiai iš to cheminio garbanojimo gavosi taip, kad nebe garbanos, o jie tiesiog pūsti, pasišiaušę tokie labai sausi plaukai ir kaip mes jau tikrai labai taip susitvarkėm tą struktūrą, aš sakau, o gal norit aš tiesiog pabandysiu kaip garbanė jos išdžiovinti, sudėsiu priemonės, paimsiu difuzorių ir išdžiovinsiu. Ir realiai jau tas cheminis jau jai buvo šiaip išsiplovęs. Ir mes išdžiovinom ir jinai vos neapsiverkė, jinai žiūri į veidrodį ir jinai sako, aš esu garbanė, aš sako, dariausi prieš tam 1,5 metų garbanojimą nežinodama ir man niekas nepasakė, nepabandė ir jai buvo toks šokas ir jinai nuo tos dienos visas priemonės, viską naudoja, kerpas irgi specialių kirpimų garbanėm. Tai man yra toks džiaugsmas, kad keičiasi iš tikrųjų ir mes pamilstam ir atrandam ir kad mes specialistai
irgi, mūsų tos žinios, jos irgi, kaip sakyti, labai naudingos, reikalingos. Taip, ir jos tokios darosi platesnės, mes nežiūrim tik tais tokiu vienu kampu, kad bandyti tą plauką suglotninti, ten ištiesinti ir taip toliau, kad jis tik toks stiklinis būtų. Tas ir klientas jau tapo, kuris nori to žinių, nes visą laiką, kaip profesionalas, man atrodo, žinote, kaip geriau ką padaryti, bet anksčiau buvo ateini ir tu nori stiklinių tų plaukų ir viskas, o dabar gal jau eina į pokalbį, kad gal visai yra. Ir tendencijos, aš manau, kad skiriasi labai ir pasaulis diktuoja šitus dalykus, žiūrint ir tik to, kad tikrai labai daug atsirado tų, kaip prižiūrėti tos plaukus. O tai gerai, tai Lietuvoje, tarkim, jeigu moteris, jų dažniausiai tos plaukos iš esmės yra koks tiesus, garbanotas, labai įvairus. Labai įvairus. Negalėčiau. Ir tokių yra įvairių. Taip, absoliučiai yra tikrai ir pustaplaukių, ir garbanių, ir tiesiaplaukių paskavat ir sako, kad visiškai su garbanoti plaukai nesilaiko. Jo, o iš tarp kitko, aš esu irgi ta visiškai tiesaplaukė, kur tikrai man tos garbanos labai sunkiai laikosi, bet mano atveju priežiūra kasdienė yra, jinai tokia tikrai ganėtinai paprasta, nereikalauja labai daug laiko, kaip pavyzdžiui, turbūt tau išsifenuoti plaukus užtrunka tikrai ilgiau, manau. Tikrai taip. Ačiū Dievui, kad man reikia rečiau tai darytis, bet šiaip tai irgi labai skirtumas. Taip. Aš esu plonaplaukė, turiu plauti maždaug kas antrą dieną, o tu turbūt rečiau plauni. Žinoma, taip. Tu ekstrasensė. Tai kaip tai moteriai pačiai, sužinoti, tai gerai, apžiūrą mes pasidarėme. Šiaip mes net galim paliesti plauką, mes net palietus šiek tiek, taip paėmus ruoką paliekus, mes galim jausti, ar jisai yra porėtas. Būna tokios, tu tiesiog brauki per plauką ir jisai šiek tiek toksai. O gal kaip dar galima jį išsiaiškinti? Ta prasme, nieko daugiau. Šiaip galiu pasakyti tokį vieną tipsą, ką galima padaryti namuose, tai pasidaryti plaukų testą. Mes galėsim jį padaryti. Tai pasimti vieną savo plauką, galbūt kuris liko šepetyje, kad nereikėtų šauti jo. Įsipilam vandens ir mes galime pasitikrinti plauko porėtumą. Mums reikia vandens, Adriana, mums reikia vandens, mes darom testą dabar. Gerai, mes turime vandens ir... Gal padarom su tavo plauku. Šiaip aš manau, kad tavo plaukas turėtų būti kažkiek porėtas, labai bus įdomu. Tai dabar gal šiek tiek papasakosiu, kas čia iš vis bus per testas. Tai jeigu plaukas yra itin porėtas, jis turėtų tiesiog sugerti vandenį kaip kempinę ir nukristi į dugną. Tai reiškia, kad jam reikia maitinimo, aliejų, žodžiu, reikia pildyti. Jeigu plaukas lieka paviršyje, tai galbūt jisai yra apsikaupęs priemonėm arba jam tiesiog reikėtų lengvesnės priemonės naudoti. Jeigu plaukas po truputėlį grimsta į dugną, reiškia, šiaip geras balansas ir turėtų būti viskas gerai su juo. Tai ką mes turime ir palaukti? Jo, mes iš tikrųjų turėsim palaukti. Vieno ar dviejų reikia? Sudedam visą. Šupų neturėjau dabar, bet Išsirau teko. Ne, kažkaip, kaip perini, žinai, kai plaukai visą laiką lieka, man atrodo. Kažkoks plaukutis. Pasižiūrim, kabintis nori. Visur. Aišku, galėsim ir mano padaryti, įdomu man ir pačiai. Jisai matai. Jo, mes tiesiog gal aš ir jaučiu palikti, ne? Jo. Tai gerai, mes galėsim palikti ir po to padiskutuosim ir po to ištrauksim ir žiūrėsim, kas čia yra. Ir jo, bet jau net po truputėlį dabar matosi, kad jis po trupučiuką nori grimsti, bet šiaip atrodo, kad lėtai tai vyksta, tai man atrodo, žinok, viskas čia bus gerai su tavo plaukais. Pasižiūrėsim. Nes jeigu bus blogai, bus blogai. Bet paliekam. Pasižiūrim, šiaip reiktų atkreipti, aišku, dėmesį, kaip greitai tai vyksta, bet... Ir tada tavo po to padarysim. Gerai, galėsim padaryti ir mano. Tai gerai, mes jau turėsime kažkokį atsakymą, kaip galim pasitestuoti, paanalizuoti tą plauką, tada apžiūros būdu. Apžiūros galima paliesti dar plauką. Nes šiaip tai tokia... Kai yra labai porėtas plaukas, tokie grioveliai jaučiasi. Pavyzdžiui, mano plauką palietus, bet vėlgi, jeigu yra ant to plauko uždėta priemonių, tai jau gali būti, kad ir jie nelabai jausis. Tai iš esmės jisai turėtų būti niekuo neapvilktas tas plaukas ir tada įsvertinti. O šiaip tai vėlgi, ar plaukas lūžinėja, kiek jisai pučiasi. Tokie... Kitas dalykas, dar vienas patikrinimas, koks iš tikrųjų yra labai svarbus, tai plauko tamprumas.
Tai vėlgi, jeigu šiaip reikėtų daryti ant šlapio irgi plauko, tai tamprumas, jeigu plaukas yra per elastingas, jisai toks kaip guma tempėsi, reiškia, jam trūksta baltymų, jau reiškia, struktūra yra sugadinta, jisai neturėtų kaip guma temptis. Bet šlapia reikėtų tikrinti. Jeigu jisai labai sunkiai tempėsi, reiškia, jam reikia drėgmės. Reiškia, jis yra jau toks perpildytas baltymų ir jam jau reikia biški to tokio drėkinimo. Jeigu jisai tempėsi ir grįžta lengvai atgal, reiškia, labai geras yra baltymų ir drėgmės balansas. Tai va čia irgi labai toks... Grįšiu namo ir šitą būtinai arba šitą plauką pasiimsime ir dar žiūrėsime. Nes jo aš girdėjau, kad būtinai reikia ne tik, nes anksčiau sakydavo, drėkinti plaukus. Vėliau, ta prasme, ką mes, ir kai skinlaverius pradėjome kurti, labai svarbus tas balansas, tas maitinimo ir drėkinimo. Lygiai taip pat kaip ir veidui, nes labai dažnai perdrėkina, netgi dabar iš esmės odos žvelgiant temą, kad labai daug problemų atsiranda dėl perdėto drėkinimo, nes patogeniniai mikroorganizmai veikia per oraliniai atsiranda ir panašiai, su hialuronais perdrėkinimas ir taip toliau. Ir pamirštama apie lipidą. Tai ar tiesa, nes dabar, kai ir girdėjau, jeigu viskas gerai su plauku yra, tada turi būti ir to balanso kažkoks tai vykas, kad reikia ir tų pačių amino rūgščių, proteinų ten ir baltymų visų. Taip, šiaip labai svarbu, sakyčiau, balansas, bet aišku, tai kaip sakyt, priklauso labai nuo plauko tipo, iš tikrųjų. Nes jeigu mes turime, kaip sakau, jo, tas plauko žiūrint, koks jisai, ar jisai dažytas, nedažytas, ar jisai chemiškai pažeistas, ar jis mechaniškai pažeistas yra, tai vėlgi šiaip reikėtų iš tikrųjų įsivertinti, bet realiai taip žmogui namuose yra pakankamai sudėtinga gal taip nuspręsti, ar jam čia dabar proteino reikia, ar jam čia reikia drėkiklių. Tai aš visą laiką aišku sakau, kad reikia kreiptis į savo plaukų specialistą ir jisai aišku geriausiai patars, išplovė su specialiais šampūnais, jisai patikrina tą plauką ir gali nustatyti. Bet šiaip, kaip tas toksai, aš nusipirkau priemonę ir ar man dabar jinai, galbūt, kad kažkas netaip nelabai patinka ir tai yra normalu. Gali būti, kad, pavyzdžiui, plaukai pasidarė kažkokie apsunkę, kad pradėjo galbūt labiau riebaluotis, kad jie pasidarė matiniai po tų priemonių, tai jie galimai ir netinka. Tai galbūt tikrai per daug to maitinimo gavo, tarkim. Ar ten per daug drėgmės ir reikia maitinimo, nes, tarkim, nėra tvirtumo, nėra struktūros tokios tvirtos plaukuose. Tai čia labai toksai individualus ir aš labai taip nepasakyčiau, kad mes dabar būtinai turim maitinti visus plaukus ar tik drėkinti. Labai svarbus yra balansas, bet kartais reikia iš tikrųjų ir daugiau to maitinimo. Arba ir kitą pusę. Taip, nes jeigu plaukas yra šviesintas ir peršviesintas ir jisai iš tikrųjų šukuoja ir tie galai lūžta, tai yra toksai, visi mano, jeigu lūžta plaukas, tai reiškia, jame yra per daug baltymo. Deja, tai nėra tiesa iš tikrųjų, nes jeigu galai lūžinėja, reiškia, pirmiausiai tai mes susitvarkom struktūrą plauko ir faktas, kad drėkinam, bet jau jeigu galiukai visiškai šukuoja ir lūžinėja, tai nėra taip, kad mes dabar su drėkinimu išspręsim šitą problemą. Mums reikia tvarkyti struktūrą plaukų. Apsaugos, dar skaityk ir atkūrimo iš esmės to pačio plauko. Taip, struktūros tokio užpildymo, atstatymo. Gerai, tai mes dabar plaukus, bet kuriuo atveju, įsivaizduokim, kad moteris sėdi namuose, mes jau maždaug išsiaiškiname, kaip mes galim nors kažkiek atpažinti, ar jis yra matinis, blizgus, ten visą tą perėmė. Nežinau, kuris ten tas plaukas. Krenta ar nekrenta. Aha, pasižiūrim šiaip labai įdomu. Galim jau pažiūrėti. Aha, bet jis labai iš lėto taip krenta, sakyčiau. Visai neblogai. Šiaip galiu kaip sakyt, žiūrint pagal šitą testą, tai tikrai atrodo, kad geras balansas yra plaukuose. Labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, aš labai turėjau, visą laiką džiaugiausi savo plaukais. Bet kokia didžiausia problema būdavo, nuo šviesinimo, tarkime, jis labai lūžinėdavo. Lūžinėdavo ir to žvilgesio stoka visą laiką būdavo. Tai gal šitą labiausiai visą laiką norėdavo sutvarkyti. Tai labai džiaugiuosi, kad jis ir vizualiai ir taip gerai gan gaunasi. Geras priemonės naudoja, reiškia, tinkančias tau. Taip, dabar galėsime vėliau prieisime prie priemonių. Gerai, dabar Emilija, o dėl galvos odos, tarkime, jeigu su galvos oda, kas yra labai svarbu? Kas svarbiausiai, ką atkreipti dėmesį?
Jeigu nekalbam apie pleiskanas, visas problematinės, nes čia yra dar niuansų, kaip ir su oda, lygiai taip pat aš sakau kartais, jeigu mes turime normalią galvos odą, viskas ok, bet kas yra svarbus? Šiaip, gal toksai, jeigu mes turime iš esmės sveiką galvos odą, tai faktas, kad mes turim ir išlaikyti tą sveiką galvos odos mikrobiomą, iš tikrųjų tai yra labai svarbu, nes plaukai ir auga iš galvos odos, tai labai svarbu, kad tenai, kaip sakant, būtų gera terpė, bet jeigu, tarkim, kažkokią priemonės pradėjus naudoti, mes pastebime, kad atsiranda pleiskanų sausų. Taip. Tarkim, atsiranda sausos pleiskanos. Tai reiškia, kad arba mes neišplovėme gerai priemonės, arba tiesiog ta priemonė mums pradėjo, tas šampūnas mums pradėjo nebetikti. Tai čia yra du tokie svarbus aspektai. Kitas dalykas, gali atsirasti pleiskanos tokios gelsvos, tokios šlapios šiek tiek, tai jau gali signalizuoti kažkokią tai ligą. Bet jeigu šiaip kalbant apie, kaip sakyt, įsivertinti dar ir priemonę, tą šampūną, tai arba mes blogai išplaunam, kas irgi iš tikrųjų yra labai dažnai, kad neišplauna, tai dar noriu labai paakcentuoti, kad plaukime šampūnų 2 kartus. Nes nežinau, ir su klientėm būna ypač naujos, kaip ateina, tai visada paklausiu, atrodo toks paprastas klausimas, ar ne, kas tas su šampūnu, tai plaunamės visos, bet ar 2 kartus. Iš tikrųjų labai svarbu, kad visi nešvarumai, visos dulkės, aplinkos tarša, kad mes tikrai nuplautume. Ir dar ką noriu pasakyti, kad mes plauname tik galvos odą. Mes neplauname visų plaukų, reikėtų plauti tik galvos odą ir netrinti visų plaukų. Šitas buvo man pagrindinis, aš nežinau, kiek metų dirbdavau su plaukų stilistais ir man visą laiką būdavo tas išdžiūvęs plaukas, visiškai toks. Ir vienas iš tipsų, šitas labai labai pagelbėjo ir tikrai tikiuosi, kad kas negirdėjo, dar išgirs, kad labai svarbu galvos odą plauti, o ne plaukus. Ir atrodo paprasta ir dar ar tiesa, aš nežinau, ar taip galima ar ne, lyg ir prisimenu, kad mes darydavom, kad jeigu labai yra išdžiūvę jau išdžiūvę plaukai, užsidėti kaukės arba kondicionieriaus prieš plaunant galvos. Ar taip galima? Drąsiai galima. Aišku, vėlgi, jeigu tiesiog yra naudojamos dažnai priemonės formavimo, tai mes kaip ir geriau nedėti iš tikrųjų to kondicionieriaus. Geriau nedėti dėl to, kad vis tiek laką purškiam per visą plauką, tai kad tos nubėgančios putos, kurios eina nuo galvos odos, kad lengvai jos šiek tiek praplautų. Aš kartais sakau, kad galima kokią aliejūką ten kartais užsidėti, bet jau jeigu tikrai labai sausi galai ir mes jos tikrai norim pasaugoti, tai taip, iš tikrųjų, tai taip, tiesa. Gerai, tada jeigu mes pamatėm pleiskanus, labai svarbu įsiminti, kad netinka, ir gali būti, kad per mažai, tarkim, išplovė ar blogai. Nežėjimas dar gali jo atsirasti. Taip. O jeigu tinka, tai tiesiog purus tas plaukas. Taip, purus, smagu, tokia maloni ta galvos oda, iš tikrųjų geras jausmas yra, kai išsiploviai plaukus. Tai labai, mes tikrai viską labai jaučiam. Tikrai jaučiam, ar mums tinka, ar mums patinka, kaip tas plaukas krenta, kaip ta galvos oda jaučiasi. Taip. Mes tiesiog turim save išgirsti, kaip sakyt, pajausti save. Tai tikrai šitus dalykus galima namuose lengvai nuspręsti. Pavyzdžiui, šampūnas gali skatinti plaukų augimą? Čia prie mitų to perėsim, bet man šiaip įdomu. Dabar ką pagalvoju. Šiaip yra šampūnuose, būna kofeino įdėta, ar ne? Mikrocirkuliacija. Taip, bet aš nelabai gal būčiau linkusi tiek to. Ties šita teorija būna, kurie truputėlį gal ten pašaldo, ar ne, lieka toksai kažkoksai sustimuliuoja tą galvos odą. Bet aš vis tiek būčiau linkusi naudoti įvairius serumus, kurie grinai tokie yra nenuplaunami, lieka ant galvos odos ir iš tikrųjų, jeigu yra kažkokia problema su slinkimu, tai yra, ir trichologai, tiesiog kreiptis pas specialistą, nes aš apskritai pati irgi labai, kai ateina pas mane klientas į kėdę, liečiant galvos odą ir jeigu mes matom kažkokią problemą, aš labai esu nelinkusi nustatinėti ligos. Aš neturiu tam kompetencijų ir tiesiog visą laiką nukreipiu pas specialistą ir labai tikiu, kad kiekvienas turi daryti savo darbą ir geriausiai. Ir mes, kai susijungiam visi, tai tada geriausi rezultatai. Tai aš kažkaip labai... Visiškai pritariu. Nereikia lysti ten, kur nereikia. Taip, tada bus geriausiai ir taip toliau. Tai gerai, tai iš esmės, pavyzdžiui, jeigu tu darai labai daug dirbi su puoselėjančios atstatančiomis procedūromis, kokios tavo 3 top, dažniausiai, kurias atlieki? Ar vieną galbūt procedūrą, kurią matai rezultatą? Ne tai, kad kurio labiausiai poreikio poveikį matai ir panašiai.
Aš labiausiai ir iš tikrųjų pas mane net paslaugose yra kombinuota plaukų procedūra. Aha. Ir aš pastebėjau, kad klientės dabar metai iš metų renkasi tokią procedūrą, tai reiškia, kad tikrai jinai yra labiausiai pasiteisinusi. Tai aš dažniausiai balansuoju tarp drėgmės ir maitinimo. Aha. Ir tiesiog įsivertinu, žiūriu, ko tam plaukui reikia. Todėl tokios, kad aš dabar vieną turėčiau, kur visom darau, aš netikiu, pavyzdžiui, šitų dalykų ir kaip taip būna tiesiog nueina į mokymus ir dabar vieną tą procedūrą ten tik daro. Nėra taip, nes mano nuomonė, svarbu suprasti, ko reikia tam plaukui ir iš tikrųjų balansuoti. Ir aš dažniausiai kombinuoju, žodžiu, jeigu taip paprastai. Gerai, kombinuojam, tarkime, bet aš daug nežinau procedūrų, žinau Hydromaxą, žinau Olapleksą, gal dar kažkokiu papildomu. Įdomu iš paprasto kliento pusės, tai kam jie skirtingiam tipam ten tinkami, ar iš vis? Šiaip yra tikrai labai daug tų procedūrų. Klientui kažko rinktis labai taip nereikėtų, gal tiesą pasakius. Pačiam, aš tiesiog užsirašysiu šitai procedūrai ir dabar ir man darom. Jo, ne, šiaip taip nereikėtų, tikrai jų dabar yra atsiradę labai daug. Ir specialistas turėtų tikrai parinkti, manau. Tiesiog jau atsiranda, prekiniai ženklai išleidžiam, mato, kad tai yra paklausu. Tai kažko labai nenorėčiau iš tikrųjų išskirti, nes nėra taip, kad aš dabar su kažkokiu prekiniu ženklu tik tais vienu dirbu, iš tikrųjų yra daug tų prekinių ženklų, kurie man patinka. Iš esmės procedūros svarbios, bet jas parinkimas tos procedūros turi būti pas specialistą. Kitaip negali nuspręsti, kas tau tinka. Net ir, pavyzdžiui, tarkim, Olaplexo kokiai procedūrai, tai galime mes užsirašyti, tiesiog nueiti tokį profilaktiškai, jeigu mes dažom plaukus, ypač jeigu šviesinam plaukus, ten K18 kokią, kad biškį struktūrą tą sutvirtinti. Tai aš net sakau klientam, kurios gyvena užsienyje, sako, aš bijau eiti tenai, kažką darytis. Tai jos grįžta į Lietuvą, ateina pas mane, bet aš sakau, tarkim, tiesiog tokia populiari ta Olaplex procedūra, tai jūs tiesiog galit, nesugadins tų plaukų. Čia yra tiesiog tokia struktūrinė procedūra, kuri gal vizualiai labai taip nėra matoma ar labai palietus nesijaučia, jinai veikia plauko vidų, tai tikrai nepakenks ir nepadarys kažkaip ne taip. Jinai yra tokia tikrai labai paprasta, bet šiaip naudinga. Galbūt klientai, nežinau, ar tai tiesa, bet buvo labai populiarios procedūros tiesinimo, ką mes kalbėjom, stiklinės. Ir jos buvo prominamos, reklamuojamos, kad tai yra puoselėjanti procedūra plaukų. Ir tarkime, aš ačiū Dievui, manau, kad nepasinaudojau, nes natūralu ir aš norėjau kažkada tiesių tokių plaukų, kad nepusti būtų ir jokiais būdais nepasišiaus ir čia, ir tam miegodavau su skarelė, ta prasme, kad tik tais būtų prigludę plaukučiai. Bet man šiek tiek melas atrodo, kad čia puoselimas, bet tiesinimas. Ir tada tie plaukai, kaip lūžinėdavo labai stipriai. Mes, pamenu, savo studijoje neatlikome šitų procedūrų, nes ten ir dėl kvapų ir taip toliau. Ir tada atsiranda, ką aš su klientais dabar diskutuoju, kad bijo procedūrų, ką dabar išgirdau lygiai taip pat, kad gali paveikti blogai. Tai yra puoselinčios ir yra keičiančios struktūrą kažkaip. Taip, yra karštos skaitosi procedūros ir yra šaltos procedūros. Tai karštos, kuomet naudojamas yra tiesintuvas, šaltos, kuomet tau nereikia naudoti tiesintuvą. Tai aš asmeniškai neatlieku su karštais įrankiais procedūrų, pas mane viskas yra tik šaltos procedūros ir jos yra veiksmingos, nes jos turi etapus, vienos atveria žvynelius, kitos užveria žvynelius ir mums tiesiog nereikia naudoti papildomai karščio. Galima karščiau šiek tiek profenuoti, bet iš esmės ne, ir aš niekada tiesinimų nenorėjau iš tikrųjų. Aš nesu tiesinimų fanė, gal taip pasakykim. Ir yra tam tikri ingredientai, kur manęs irgi nežavi, nes jie garuoja, taip pat ir kenkia ir žmogui, ir meistrui. Tai yra tokių niuansų, kur tikrai... Bet šiaip jau rekomenduotume atsisakyti jų, teisingai? Iš esmės, ar to reikia? Taip, aš tikrai rekomenduočiau atsisakyti ir pažinti savo plauką, nes čia yra labai svarbus dalykas. Mes atsirinkus tinkamas priemonės savo plaukam, išmokus gražiai fenuoti juos taisyklingai, galėsime apie džiovinimą pašnekėti. Mes galim išgauti gražius, glotnius ir purius, neprigludusius
priprisėjusius prie galvos odos plaukus, jeigu va tiesiog yra tokia pusta plaukė, mes tikrai galim gražų tą blowoutą pasidaryti namuose. Tai kam jos gadinti, tiesinti? Faktas, kad tu išeini labai gražus plaukai, bet kai pradeda plautis, kas tada? Nu tai tada ir pradeda lysti. Čia visą laiką kaip buvo, yra blond, silver blondas ir tada, o kodėl mano plaukai taip negerai atrodo? Nu tai nes taip blondin, nu ta prasme, jis kenkia mums, tai va, nes man visą laiką būdavo koks Victoria's Secret, ne modelį, jie niekada blondės nebūna visiškai to šalto tipo, jis truputį turi iš to šiltumo, natūralaus, nes čia yra Lietuvoje irgi labai didelis toks, nu kaip susigadina tos plaukus iš savęs. Plonučiai dar išsibalinami ir tada jie trupa ir tada geriau aš būsiu blondinė, bet vis tiek man ten trupės tie plaukai, nu tai irgi ne. Jo, bet yra labai dabar įdomus momentas, kad žiūrėjau šiek tiek tendencijas kitų metų ir iš tikrųjų silver blond sugrįžta, juodi plaukai sugrįžta. Kaip? Nežinau. Nes aš tikrai būčiau ranką nukirtas, nes tikrai jau kokį porą metų mes labai džiaugiamės. Tik dabar va, tas pokytį labai stiprų, kad jau ateina ir mūsų plaukų specialistų komandos nebeprašo to visi. Nes dabar iš tikrųjų, vat, tikrai ir šiais metais, ir praeitais labai jautėsi, kad nori vat, iš šiltumą, tokio žemės atspalvių, karamelės ir šį beprotiškai gražu, oda gyva, akis šviečia. Pačių mėlynumo nesimato. Taip, absoliučiai. Ir tikrai aš šaltų tokių dažymų, kad vat, dėčiau tokį pilką spalvą, aš nei vienos realiai klientės neturėjau, bet gal dėl to, kad aš ir pati, nu, vat, žiūrint mano darbus, turbūt irgi matosi, kad aš nedirbu tais tokiais labai jau baltais, blondais, šaltais. Tai va, bet iš tikrųjų paskaičiau ir mane taip, galvoju, bet kaip sukasi ta mada, iš tikrųjų aš pati labai daug metų savo tamsius plaukus dar juodai dažiau, bet dėl to, nes labai jautėsi ta tendencija, arba blondinės būdavo platininės, arba juoda plaukės. Tai va, aš irgi buvau. Bet gal tada mes įžodai pasakykim, kad ne apie tendenciją, nes jeigu tau tinka ir tavo plaukas, taip galima jį sukurti tokį, that's okay, bet jeigu ne, tai tada, nes nesitikėkim, kad bus stebuklingas produktas, kuris paims ir vat, viską pakeis. Tas pas, kaip žinai, odos stiklo oda dabar labai populiari ir ten reikia labai daug sluoksniuoti ir dėl stiklo odos atsiranda labai daug problemų veido. Tai tendencija, kuri galim išeiti, vat, pabūti kažkiek su ja, bet ne kasdienėme naudoti gyvenime. Iš tikrųjų, kas va dabar labai ant bangos, tai nusistatyti savo tipą. Tai tu ten esi ar žiemą spalvinį tipą, ar esi jo ten, žinai, ruduo, žiema, pavasaris, vasara. Ir tai labai pakeitė iš tikrųjų požiūrį į save ir matymą galbūt savęs, kuomet mes pastebim, ne tik sekam kažkokias tendencijas ir kad mano draugiai tinka, bet mes pradėjom žiūrėti, kad va, ir mano akis atrodo kitaip, mano oda atrodo kitaip. Ir tas yra iš tikrųjų labai žavu ir labai gerai. Todėl aš manau, kad vis tiek visi tie šilti potoniai tos spalvos tikrai liks, nes tiesiog mes jau pradedam pažinti save, matyti, kas mums tinka. Jo, aš manau, kad mes jau prie veidrodžio prieinam ir suprantam, kai mes drabužį prisidedam. Aš galvoju, čia įprotis, labai ilgas buvo įprotis, kad mes vat, matom tą blond silver spalvą ir mums geriau. Mūsų aplinkoje, draugų ar dar kažkai akis nepripranta. Nu, kaip prie visko. Dabar jau vis einam į personalizaciją tokią, tai vis kažkaip tai gerėja. Nu, tai tas fainai. Viskas sakei, manau, kad čia ir nebus tiek daug, turėsim gražius, sveikus plaukus, jeigu mes juos puoselėsime. Emilija, apie mitus pakalbam. Nu, mes jau tokį vieną, vat, kaip sakau, ar galima ten dėtis, ar nedėtis tų kaukių, ar ten dar kažko. Kokie mitai tokie, kuriuos reikėtų sugriauti? Šiaip vienas iš tokių mitų, kad manoma, jog plaukas pripranta prie produkto naudojimo. Tai taip, kaip ir su veidu, lygiai tą patį. Bet čia yra visiškas mitas, plaukas yra negyvas, jis tiesiog neturi atminties, jis negali priprasti kažkaip. Paprasčiausiai yra taip, kad keičiantis sezonui, galbūt hormoniniai kažkokie pokyčiai, galbūt kažkokie pažeidimai atsiranda per laiką, tiesiog ta priemonė, ją reikia keisti. Tiesiog pasikeičia poreikis. Absoliučiai. Tiesiog pasikeičia plauko poreikis ir tai įtakoja tiesiog, tokie aplinkiniai dalykai, galbūt kažkokie hormonai, stresas, aplinka, tiesiog sezonas pats pasikeičia, ar ne? Ir visi šitie dalykai paįtakoja, kad mums galbūt reikėtų kažką pakeisti. Tai čia nes šitas. Labai dažnai tas sezonas iš tiesų veikiantis yra labai stipriai, o žmonės kažkaip drabužius pakeisti yra,
Bet plaukų priežiūros ar veido priežiūros, tokiai. Tai. Nes, pavyzdžiui, netgi tas pati tendencija gali būti, nežinau, čia iš savo patirties, mano plaukos pučiasi, žiemos laikotarpiu man patinka, kai glotnesnis, o vasarą man nuostabiausias laikas, aš nieko beveik su juo nedarau, išeinu, išdžiūna natūraliai ir viskas. Ir tai produktai šiek tiek pasikeičia, netgi formavimo iš savęs produktų, kad jie gali būti bangavimo suteikiantis ir dar labiau. Tai sezoniškumas, man irgi labai patiko, kad ir plaukuose irgi egzistuoja iš savęs. Taip. Paskui dar, tarkim, vienas toksai mitas apie plaukų džiovinimą yra. Taip. Ir vis dar jisai iš tikrųjų labai taip jaučiasi daugybę mitų, kad manoma, kad geriau plaukų yra nedžiovinti. Tai iš tikrųjų reikia džiovinti. Tik tai žinau, kad mėgoti negalima su šlapiais plaukais. Tai čia šitą dar temą irgi paliesime apie šlapius plaukus. Tai iš vis geriau visada džiovinti, ne? Šiaip iš esmės plaukus reikia džiovinti. Gerai. Arba bent jau, jeigu, tarkim, yra labai smarkiai ten plona plaukia, bent jau užbaigti kaip jie pradžiūna džiovintuvu. Aš nesakau, kad reikia pulti iš karto šlapius plaukus džiovinti, bet juos reikia džiovinti. Dabar šiek tiek papasakosiu galbūt kodėl. Kai mes labai ilgai vaikščiam šlapiais plaukais, tai aišku labai patoki terpė ir mikrobam veistis. Iš tikrųjų yra ypač storaplaukiam, tai yra labai aktualu, jeigu ten per naktį dar laiko, paskui ir kvapas kažkoks atsiranda, ir galvos odos, ir plaukuose. Kitas dalykas, šlapias plaukas šiaip yra labai pažaidus. Jisai tiesiog yra labai lengva yra pažeisti iš tikrųjų. Tai šitas yra labai svarbus momentas. Toliau reikia džiovinti, nes naudojant tas paliekamasias priemonės, kuomet mes džiovinam, tai mes tiesiog, bet taip ir galime tą plauką sukontroliuoti. Tai reiškia, mes užsitepam savo lyviną, džiovinam, tada tas žvynelis užsidaro, plaukas yra gražus, sukondicionuotas, minkštas, jisai nėra pasipūtęs, tai tikrai yra svarbu džiovinti. Ir čia toksai mitas, kad nedžiovinti, tai kai mes plauką tiesiog paliekam, dažnai atkreipi dėmesį, kad jie atrodo labiau tokia pasipūtę. Labai stipriai. Taip, tai va. Nes čia yra tiesiog konfuzas viduje, tu to jau nebematai, bet tu supranti, kad geriau pasidarai, nes tu nedžiovini plaukų. Taip. Kuo rečiau, jo, tikrai tas egzistuoja. Ir šiaip labai pasikeitė ir aš manau, galbūt ir tie džiovintuvai, ar ne, atsirado tikrai labai su technologijom ir kiek jų daug. Ta prasme, tikrai. Irgi klausimas, nes, pavyzdžiui, aš kaip paprastas klientas, kaip supratau, kad tikrai skiriasi džiovintuvai, kai nepasėmiau į kelionę ir nuvažiavau į viešbutį, kuris nebuvo labai aukšto ten lygio ir ten buvo paprasti džiovintuvai. Ir kiek laiko džiovinai? Ta prasme, ne apie tai, kad džiovinau kiek laiko. Mano pirmųjų aš pradėjau jausti, kaip džiūsta tas plaukas ir tada aš supratau, mano džiovintuvas visai neblogas, ta prasme, kažkom skiriasi, nes aš prieš tai man buvo, ta prasme, gerai, mes dar brandų gal nekalbėsim, kaip suprantu, nesinori, bet tiesiog yra tos funkcijos ir karščio funkcijos ir išpūtimo funkcijos, tai tiesiog irgi gal galiu tokį patarimą duoti, kad pradžioje mes tiesiog plaukus prasipučiam. Kaip vyksta tas džiovinimas, gal aš tada papasakosiu tokią bendrą informaciją, gal manau, kad tikrai būtų aktualu. Tai mes pradžioj prasipučiam plaukus, galim pasidaryti didesnį išpūtimą, bet pasidarom vidutinį karštį, tiesiog, kad jie biški mums pradžiūtų. Ir lieka jie tada šiek tiek drėgni ir mes tada jau sekcijom atsiskiriam plaukus, tai reiškia, kad susisegam viršutinę dalį, pradedam džiovinti nuo apačios, mes tada galime pasimažinti išpūtimą, bet karštį šiek tiek padidinti. Išpūtinimą pasimažinam, karštį padidinam. Jo, tada jau atvirkščiai pasidarom. Ir mes tada viską gražiai į apačią fenuojam. Aišku, jeigu pustaplaukia, tai tikrai reikės šepečio arba apvalaus, arba kažkokio tai kiauro šepečio, su kuriuo mes galėtume išsifenuoti. Jeigu tiesiog tiesiaplaukia, rekomenduoju tikrai atsiskirti, bet galima tai daryti tiesiog viską į apačią, palei plauko žvynelį, gražiai susifenuoti. Tai toksai būtų momentas ir svarbu atsiskirinėti. Dabar kodėl svarbu atsiskirinėti, nes irgi toks atrodo, tai aš čia džiovinu, tiesiog, viskas gerai, aš džiovinu plaukus. Bet mes įprastai visą laiką džiovinam iš viršaus. Tai kai mes džiovinam iš viršaus, labai dažnai perdžiovinam viršų, kad išdžiovint apatinius plaukus. Taip. Ir dėl to, atkreipiant dėmesį, labai dažnai viršutinis sluoksnis būna išskilinėjęs, ištrupėjęs, nes jis tiesiog būna perdžiovintas. Logiška. Taip. Čia kaip steiką kepi. Tais kraštus. O viduje, kad lieka tenais, realiai per visą ir lieka. Absoliučiai. Jo, šitą aš irgi klaidą darydavau teisingai. Nors aš bandydavau atskirti, bet šitą įsiminsim ir man.
Taip, Jo, šitas labai svarbus ir gerai. kaip pasikeičia. Ir atradus dar tą savo priemonę, iš tikrųjų paliekamąją, tai tikrai toks fainas rezultatas, gražus tas plaukas. Šiaip Ir realiai paliekamąją priemonę, tu ar rekomenduoji visą laiką, ne visą laiką, dar apie tą, nes ir Skinlaverio linijoje turime produktą, tai įdomu, ką tu iš vis manai apie apsaugą. Tai jinai yra būtina. Iš tikrųjų, net džiovinant vėsiu, kaip sakant, vėsiu oro srautu, jinai yra būtina dėl to, kad net ir vėsus džiovintuvas, jisai ten, apie 60 maždaug laipsnių temperatūros būna, o žvynelis jau jisai maždaug pradeda atsiverinėti, aš taip maždaug tik tai sakau, apie 40, kai gauna 45 laipsnių temperatūrą, tai reiškia, kad mes naudojam, nesvarbu, ta prasme, ar ten šiltas oras, ar ten vėsus oras, mes turime visada naudoti apsaugą nuo karščio ir tai yra tiesiog būtina, nes jeigu mes nenaudojam, tai tada geriau jau nedžiovinti iš tikrųjų, nes tada gaun šereliai atsiveria visą laiką, o apsauga nuo karščio gaunasi, kad jinai uždaro ir uždaro, pripildo tą plauką, tai tas plaukas glotnus, gražus, pilnas, toksai, žodžiu, visas. Vat aš su apsauga, kai mes rinkomės irgi kokius produktus gaminti, natūralu, kad nepradedi 10 linijų kurti, pradedi kažkokią vieną ten liniją daryti ir esminiai produktai. Iš tikrųjų labai daug darbo, mes pakalbėsim apie galvos odą, nes Skin Lovers buvo nuo to, kad odos puoselėjimui pradėti daryti, galvos odos, bet supratau, kad startą turi pradėti nuo plaukų, po to mes einame link galvos odos ir kuriami dabar yra tam tikri galvos odos produktai, bet klausiu labai daug specialistų irgi su kokie produktai turi būti must have mūsų tame rinkinuke. Tai visi kaip vienas kalbėjo apie apsaugą nuo UV ir nuo karščio ir lygiai taip pat, ką aš pamačiau pati, kad kaip mano plaukas porėtas, kai aš pradėjau milkais, tais ne purškekliais, o kaip nudrėkinimas kartu su pieneliais, kartu su apsauga labai sumažino pūstumą to pačio. Tai aš galvoju, kad dėl to, kai būtent džiovini, nes po džiovinimo aš visą laiką, viskas man su džiovinimu yra blogai ir aš kažkurio laikotarpiu vis mažindavau džiovinimo. Ir vienintelį, kur dabar galvoju, čia nebuvo geras pasirinkimas, tai vis gal koks jis nuostabus produktas, nes man labai labai padėjo iš esmės. Šiaip labai fainas produktas. Patiko tau, tavo atsiliepimas. Taip, aš išsitestavau visaip ir mažiau dėjau ir daugiau dėjau. Žodžiu, visaip aš išsibandžiau šitą pienelį tavo, tai man jisai tikrai labai patiko ir aš supratau vieną dalyką, kad šitas pienelis, jis yra lengvai pritaikomas skirtingiam plaukų tipam, nes yra tas labai smagu, nes pirmas dalykas tai yra pienelis, tai jisai, jeigu tai būtų tiesiog vandeninga labai tokia konsistencija, purškiama, tai jau tikrai storaplaukiai jisai netiks, jisai tiesiog bus per lengvas, jau tikrai tokiai planaplaukiai. Kuomet yra pienelis, tu jį labai gali skirtingai dozuoti. Jeigu tu daugiau jo užsidėsi, tai tikrai ir storaplaukiai ir sugers, ir bus labai viskas super. Plonaplaukiai, keli paspaudimai, gerai įtrynus į delnus, mes pasidengiam ir viskas super. Kad neapsunkinti. Tai būtent šitą pienelį rekomenduoja plonas plaukas, tada kuo mažesniu kiekiu ir ištrinti per rankas, o kai, tarkim, mano atveju jau galiu daugiau. Jo, aš jo daugiau ir naudoju ir man labai tom tinka, bet labai fainas, kaip galim skirtingai naudoti. Ir mano dar vienas patarimas, tiesiog fenuojant žiūrėti, kaip tas plaukas reaguoja. Nes jeigu mes matom, nes irgi čia tokia dažna problema, paspaudžiau 2 kartus, uždėjau, bet man kažkaip ta priemonė gal nelabai čia jinai suglotnina. Bet aš net irgi klientės fenuojant, visą laiką žiūriu, kaip tas plaukas geria. Jeigu jisai geria, jeigu matau, kad kažkur biški pasiputė, gal kažkur neužtepiau, aš dar uždedu, aš dar pakartoju. Tai tiesiog fenuojant, mes žiūrim, kaip tas plaukas geria, kaip jis reaguoja, jeigu jam dar norisi, mes ir dedam dar. Gerai, o jeigu kai aš dedu tos produktus, tai ką, man irgi atsiskirti reikėtų tada? Iš esmės reikėtų, taip jau gal labai smulkiai nereikia. Iš tikrųjų ten žaisti, bet tokias kaip 4 dalis, tai tikrai būtų ir svarbu šį būtų prašukuoti. Vis tiek tada geriau prasiskirsto tą priemonę. Ok, užsidedu ir tada prašukuoju dar plaukus ir tada džiovinant dar galiu kažkiek tai prasitesninti. Tai pasižiūrėti, kiek man dar trūksta. Visą laiką pradėti nuo mažiau geriau.
Nes iš tikrųjų gal, pavyzdžiui, aš tikrai skirtingai dėjau, tai vienu momentu, taip uždėjau daugiau, ir man tikrai buvo per daug. Jau toksai labai apsunkęs plaukas ir iš karto gali apsunkti. Būtent, aš jau norėjau gal tos galus biški praspaudyti, bet paskui kažkaip dienos įkoja man tai pasigėrė ir visai neblogai. Šiaip geriau pradėti nuo mažiau ir tada. Mažiau yra daugiau. Taip, visą laiką. Jo, ypač jeigu darai koncentruotiškesnius produktus visą laiką, nors kad panaudojimas tikrai orientavomės, kad būtų lengvesnis, nes tikrai turėjau brandų ir gamintojų, kur tikrai labai koncentruoti produktai, bet labai sunku paprastam žmogui naudotis. Nes reikia labai išjausti kiekvieną tą dalelytę, tai jo, orientuoti, kad buvom visiems tiem, kuriem ir neišeida, kad pavyktų viskas. Super, tai džiaugiuosi, kad apie vieną produktą pašnekėjom ir papasakojau, kad teigiama buvo nauda. Ir aš dar noriu pasidžiaugti, tiesiog dėl to pienelio, kad jis yra toksai daugiafunkciškas, kad yra ir UV apsauga, ir apsauga nuo karščio iki 220 laipsnių. Tas yra labai gerai iš tikrųjų, nes kartais būna taip, kad tam klientų jam reikia labai daug visko susipirkti. O iš tikrųjų dabar tikrai ateina tokia tendencija, kad less is more. Yes. Iš tikrųjų, tai kai yra tokia daugiafunkciška viena priemonė, kur tu gali ir į keliones pasimti, ir į sporto klubą kartu pasimti, yra labai gerai. Tiesiog viskas yra kur kas paprasčiau. Labai džiaugiamės, kad mūsų profesionalų komanda sutapo su tavo mintimis. Ir mes kažkaip buvom, man atrodo, visi nudegę 2 viename, 3 viename prausiklis, ten peelingas, ten dar kažkas, bet iš tiesų šiais laikais gali daug jau atrasti dalykų, ingredientų, kurie viens kitą papildo ir galim tikrai mažiau tų produktų. Ne visi gali atstoti viską nuo A iki Z, kaip vyrukai imasi dušo gelį ir plauna veidą. Arba šampūnas, kuris gali būti naudojamas veido plovimui. Tai gal ne, tokių gal netikiu dalykų, bet kurie apsauga ir apsauga gali būti visapusiška, tai irgi labai smagu, kad ir tai atkreipi dėmesį. Taip, man svarbu. Gerai, dar prie mitų grįžtama, ne? Mes iš mitų perinam vis kažkokį išvenavimo pasikalbėjome, šitie gal dar kažką, ką daro ne taip. Toks irgi labai įdomus dalykas yra plaukų treniravimas. Bet šito iš vis labai. Plaukų ar galvos? Plaukų, tiksliau galvos odos treniravimas. Tai dabar papasakosiu apie jį savo nuomonę, tai yra absoliučiai mano nuomonė, tai nenoriu, kad čia kažkaip nuskambėtų, kad aš jau čia tiesiog teigiu tai, bet tai yra absoliučiai mano nuomonė, kad tai yra visiškas mitas. Ir dabar papasakosiu plačiau, galbūt tu irgi nežinai. Ne, aš iš vis nesu girdėjęs, gal nesusidūriau. Tai žodžiai yra taip, kad rekomenduojama bandyti kuo ilgiau neplauti galvos odos ir tu tarsi ištreniruosi savo galvos odą mažiau riebaluotis. Tai jo, čia yra toksai... Aš tikėčiau. Bet čia yra toksai iš tikrųjų mitas, bet dabar tiesiog irgi labai noriu pasisakyti šią temą iš tikrųjų. Tai žodžiu taip, jeigu, tarkim, tokių maždaug plaukų savininkė kaip tu, jinai plaudavo labai dažnai plaukus, ten kas antrą dieną, kas dieną. Ir jinai dabar išgirdavo šitą teoriją, kad reikia plauti rečiau ir jinai pabandė ir jinai taip, man veikia, man labai šitas geras dalykas yra taip. Reiškia, tu tiesiog nepažinojai iki šiol savo galvos odos ir savo plaukų ir tiesiog plaudavai, nes, plaudavai, galbūt kažkokios tendencijos mados tau, kažkas paįtakoja tai. Taip. Bet jeigu dabar aš, paėmus mane, kuomet yra mano tiesus, plonas plaukas, neplaučiau savaitę laiko plaukų, tai yra būtų labai blogai, nes aš atrodyčiau labai prastai ir būtų, kaip sakau, ir mikrobam labai patogiai terpė. Ir nepadėtų veistis, ir nepadėtų, ir kauptųsi ir monosebumas, ir priemonės, ir tiesiog viskas. Ir iš tikrųjų galimai pradėtų plaukai slinkti ilguoju laikotarpiu ir tikrai nepriprastų. Čia lygiai taip pat kaip ištreniruoti save neprakaituoti. Taip. Tai aš poras negali sumažinti ant veido, tai yra logiškai, bet kaip supranti, paprastam klientui mūsų sritis labai artimos ir jeigu viską, ką tu kalbė, aš greit surišu su veido oda, bet jeigu taip logiškai, gerai, jo, rečiau plausiu, mažiau ten dar kažkas, tai bet panašiai realiai vėl grįžtame į galvos odos poreikį ir ko jam reikia. Jeigu jam reikia dažniau plauti, vien tai gali būti, kad jinai tiesiog net pažįsta, ką teisingai ir pasakėjai ir tada tas mitas ir Tai čia net aš visiškai pritariu kaip profesionalas, ką tu dabar sakai, kad tai yra tiesiog netinkamas požiūrio kampas. Taip, absoliučiai. Aš girdėjau tik ne taip pavadinimus, kad treniravimas, tai tiesiog jo, kad kuo rečiau plausi galvą, tuo ilgiau galėsi neplauti jos ir mažiau tau bus didelio poreikio iš savęs. Tai jo.
Okay. Tai rekomenduoju, Įsimenam. taip, rekomenduoju plauti ir galima, tokias tiesiog gairias galiu pasakyti. Jeigu yra nedaug plaukų, jis yra plonas, toks tiesus, tai maždaug toks kas antrą dieną tas plovimas yra normalus. Normaliem plaukam, toks kas 2-3 dienas maždaug yra normalu plauti. Nu ir tarkim, tokiam daugiau porėtiem plaukam, tai kokios taip 3-4, 5 dienas būna tikrai mano kitos klientės išvaikščio, aš tiesiog pagal klientės taip galiu spręsti. Tai čia yra tokia, normalus plovimas iš tikrųjų yra. Toks rekomenduojamas maždaug. Iki mitų sekančių apie galvos plovimą ir čia vis tiek noriu paklausti apie Skin Lover šampūną. Taip. Mes kai kūrėme, labai ilgai galvojom, kokį tipą daryti. Ten, tarkim, pleiskanuojantiems, riebiai galvos odai, dar kažkam tai. Ir priėjom prie to, kad darome visų galvos odos tipų plaukam, bet esmė, kai nėra kažkokios problematikos didelės. Ir mintis buvo, kad visą laiką manęs prašydavo, ką daryti, kad būtų kaip pas tave, kad čia atkilę. Tai buvo labai didelis tikslas, kai kūrėme, kad daug ant ko testavom, kad nepriglūdintų visiškai tų plaukų, analizavom tos ingredientus ir panašiai. Tu ištestavai. Ir mes labai daug kalbamės dabar apie personalizaciją. Galbūt tada, kam labai tinkamas tavo akimis atrodytų naujas mūsų produktas šampūnas ir kam tada nerekomenduotų. Nes vis tiek tu per personalizaciją ir labai įdomu iš profesionalo pusės, kam o kam dar kažkaip tai. Šiaip mano toks pastebėjimas, panaudojus šį šampūną, kad jis toks yra labai švelniai putojantis, yra labai labai švelnus, tai jisai tikrai tiks, jeigu, tarkim, norisi dažniau plauti galvos odą, tai reiškia, kad tikrai jos ten kažkaip neišsausins, nesudirgins, švelniai ją išplaus. Tai tikrai tiks tokiam tipažui, sakyčiau, tikrai plonaplaukiam tiks. Tik kas turi tokią gal riebesnę, normalią galvos odą. Šiaip sakyčiau, kad ir sausos galvos odos savininkėm irgi turėtų tikti, nes tikrai mumis pasirodo labai labai toks švelnus, švelniai putoja, švelniai valo, bet jeigu, tarkim, plaukai yra tokie, labai tankus, jų labai daug ir tokia, riebesnė, tarkim, galvos oda, tai tiesiog bus sudėtingiau šiek tiek išsiplauti, gal aš taip nebus iš pirmo karto to tokio putojimo. Nebus iš pirmo karto jo, bet ką mes galim padaryti, tai šiek tiek užpilti vandens ir tada, arba net ir delne iš tikrųjų, kad leisti suputoti ir tada, paskirstyti. Bet, šiaip reikia išbandyti. Iš esmės, toksai šampūnas, jisai daugeliu iš tikrųjų turėtų tikti, nes jisai nėra, kad labai kažkaip aršiai plauna, taip smarkiai plauna, ar ne, tai kaip ir nepažeis galvos odos to barjero, bet jeigu tiesiog bus tokie tankesni, bet riebesni plaukai, galimai bus tiesiog sunkiau išsiplauti, bet, tada mes galim panaudoti šiek tiek vandens, tada, aišku, nepamiršti visų, kaip sakyt, galvos odos zonų ir aišku viską labai gerai ištrinkti. Ir turėtų irgi, manau, tik, čia reikia iš tikrųjų tai testuoti ant skirtingų plaukų. Absoliučiai. Jo, kas buvo įdomu, mes jau prieš pradedant pokalbį kalbėjomės apie tai, kad kai mes kuriam produktą, pirmą liniją mes pradėjome kurti nuo natūralių tik ingredientų, be jokių sulfatų, be putoklių, tik su natūraliais glikolipidais tenais ir panašiai. Ir man buvo tragedija išsiplauti galvą. Ta prasme labai sudėtinga, nes aš daug kitų brandų, kai naudojusi, aš brandais irgi nevadinsiu, vieni man labai patinka, kiti man iš vis tragedija, nors jie yra labai labai populiarūs. Ir po to išsiaiškinau, kas, kodėl, dėl ko. Ir pirmą liniją, kurią sukūrėm visiškai ant to pagrindo švaraus, neputoja. Visi kirpėjai man iš karto, ta prasme, Olesė, ką tu darai, ta prasme, jie neaplaus. Mums reikia išplauti galvos odą. Tai ir ėjom link to labai faina išgirsti atgalinį ryšį tokį iš profesionalo pusės, link, ką ir kalbėjom, kad neperdėtai irgi išdžiovinti galvos odos, nes negalim mes pasitraukti nuo savo filosofijos Skin Lovers, tai yra odos, priežiūra, odos puoselėjimas galvos odos. Tai labai svarbu, kad ir būtų to putojimo ir to balanso suderinti. Tai kažkaip maždaug tas ir atitiko, ką pasakoju, kas ne tik parašyta, bet ir iš profesionalo pusės, kuris nedalyvavo tame procese, kažkaip tai susijungia. Tai man pavyksta, viskas puikiai, bet reikėjo netgi ir mintimis nesusidoroti, nes aš anksčiau, kur naudodavau šampūnus, ten taip jie putodavo stipriai. Vienas lašas ir jau. Aišku, pagal ingredientų sąrašą jis yra džiovinantis labai stipriai galvos odą, tai kažkaip stengiamės to balansą ir tikiuosi, pažiūrėsim, kaip mums pasiseks, kaip patiks klientam, bet link to ir jums. Rekomenduoju pabandyti tiesiog tikrai.
tikrai, šiaip iš tikrųjų rekomenduoju visas priemonės pabandyti. Mes net galim šiek tiek vat, iš mano pusės ar ne aptarti, kokia mano buvo įžvalga, kai aš pasiėmiau priemonės. Ir aš iš karto tokia labai mėgstu pasižiūrėti sudėtis. Aš nesu chemikė, tarp kitko turiu pažįstamą chemikę, esu šiek tiek su ją bendravusi. Ir šiaip kalbant apie sudėtis, gal irgi toks užbėgsiu įvykiam už akių prieš kalbant, labai nemėgstu taip jau paimti kiekvieną atskirai ingredientą ir va dabar va jis yra blogas arba jis yra geras, nes iš tikrųjų man ir ta chemikė mane taip labai paprotino, viskas sąveikauja tarpusavyje ir sako, nu tu negali realiai va dabar paimti kažkokį ten dimetikoną ir dabar sakyti, kad jis yra ten blogis arba ten alkoholis ir jis yra blogis. Skirtingi tie alkoholyje, tiesiog yra vieni geresni, kiti blogesni. Kažkada yra reikalingi ir plus nekalbėkime, mes ir kalbėjom, kad tai yra negyvas. Šiek tiek galvos oda yra vienas dalykas, o plaukas yra jau kas kitas dalykas. Ir tikrai reikia mokslo ir chemijos kartu ir natūralumo sujungimo. To būtent, man atrodo, šiame pasaulyje va, tas ir bus stiprioji to pusė. Okay, ir taip pažiūrėjai, kai gavai. Ir tiesiog aš ir savo klientėms sakau, jūs paimat priemonę ir išžiūrit. Jeigu jūs matot sudėtį, kur jūs iš vis nei vieno žodžio nesuprantat, tai greičiausiai tenai nebus kažkas labai stebuklingo, greičiausiai bus kažkokie minkštikliai, silikonai ir, jeigu jūs paimat ir matot, pavyzdžiui, kad ten yra parašyta pantenolis, glicerinas, aminorūgštis, hidrolizuotas keratinas, tokie tiesiog labai paprasti, aiškus pavadinimai, reiškia, jau galima spręsti, kad va šita, jeigu tenai turės kažkokių drėkiklių, jau tokia intensyviau drėkins, ar ne, galbūt ten keratino, aminorūgščių, ten ryšių proteino, tai ryžių proteino, bus daugiau ten tokia baltyminė. Jeigu randat ir to, tai va yra balansas. Tai va aš paėmus, tarkim, priemonę va tavo, kaukę, man atrodo, dabar neatsimenu ar kondicionierių, ar gal ir abiejose. Panašiai, taip, radau labai gerą balansą. Mane iš tikrųjų labai maloniai tas nustebino, iš tikrųjų, tikrai pasakysiu. Galvoju, ką tu čia man davėjai, žinai, ar čia iš tikrųjų bus, ką aš turėsiu gerą pasakyti, žinai, ar turėsiu. Kad nereikėtų. Bet galvoju, aš tikrai sakysiu taip, kaip yra, nes aš labai tokia šiaip, kaip pas mane ateina žmogus, aš tokia tiesiai šviesiai sakau, kaip galvoju. Sako, jūs pirmą profesionaliai ir jūs profesionalai esat labai ir kritiški, nes jūs daug žinių tame turite, labai natūralu. Taip, ir aš labai tokia, nemėgstu kažkaip apgydyti gražiai žodžiais ir žmogus sakau taip, kaip yra ir net apie jo priežiūrą, apie jo plaukus ir tada labai taip susijamo žmogus ir pradeda keistis ir mes tada gerų rezultatų labai pasiekėm. Tai va, taip paėmus, mane tikrai labai maloniai nustebino ir galvoju ir viena priemonė, ir kita, ir oho, gerai, galvoju, reikia pabandyti, žinai, galvoju. Ir tikrai, ir kaukę labai ir davė efektą, plaukas toks pilnas pasidarė, kondicionierius labai gerai jautėsi, kad uždarė žvinelį, tai va, tokios geri, ne tik ką matai ant pakuotės, bet geras buvo ir pojūtis. Ir šiaip, paėmusi tas priemonės, jos yra labai daugam pritaikomos, gal taip pasakyčiau. Iš tikrųjų labai daug drėkiklių pastebėjau, tokių aliejų įdėtų drėkiklių, kažkiek yra to maitinimo, bet tai reiškia, kad kažkaip tas plaukas per daug neapsunks. Ir jisai visapusiškai gaus to tokio, pildymo tokio ir išorinio, ir vidinio, žodžiu, bet jis nebus perkrautas tas plaukas. Nes kartais tikrai, jeigu paėmi kažkokią priemonę ir matai, kad jinai labai baltyminė tokia, yra rizika, nes gali per daug naudojant tos kaukės, gali plaukas užkietėti. Tai toksai, yra tokių kad po to nelūžinėtų. Taip, kad paskui nelūžinėtų. Tai tada labai po priežiūrą, tarkim, būna, nes tikrai kartais reikia tikrai labai tų baltymų, tokio hidrolizuoto keratino, ir tada po priežiūrą būna klientai ir mes tada žiūrim, tada jau viskas, dabar darom pertrauką, stabdom, dabar daugiau drėkinimo įstraukiam. O čia toks labai geras balansas, kur tu kažkaip kažko nepadauginsi. Žodžiu, yra saugu naudoti, bet plaukai tikrai gaus naudos. Taip. Labai smagu. Ačiū. Apžvalga buvo labai tikrai įdomu, kaip, iš tavo profesionaliosios pusės. Tai žodžiu, pirmą liniją, kol kas raudona vėliavėlė ir galim judėti su ją į priekį. Taip. Ok, super. Dabar, jeigu mes jau pakalbėjom maždaug apie mitus šiek tiek, mes grįžtame prie mano plauko. Taip. Nes labai įdomu, ar jis nukrito ar nenukrito. Jau turėtų gal ir nukristi, jis taip po trupučiuką, žinai. Jis taip ir liko viduryje. Įdomu. Labai liko. Bet iš tikrųjų tai galiu pasakyti, gal jis kažkur biškį pasikabinės dabar net yra. Bet tai reiškia iš tikrųjų gerą balansą, nes jeigu jisai būtų prisigėręs vandens ir nukritęs, tai reiškia, kad jis yra toks skylėtas kaip kempinė. Ir tada ko jam reikėtų?
Ačiū šitą mes dar. Tai iš tikrųjų jam reikėtų aliejų, maitinimo, reikėtų, kaip sakant, tos griovelius pildyti ir juos uždengti, kad nebūtų jis ant tiek porėtas tas plaukas. Tai tada reikėtų maitinimo? Jo, iš esmės maitinimo reikėtų plaukam. O jeigu jis visiškai būtų išdžiuvęs? Jeigu jisai būtų jeigu jisai, tarkim, būtų paviršiuje likęs, reiškia, jisai yra kaip tik toksai jau galbūt perkrautas priemonėm ir galbūt reikėtų lengvesnės priemonės šiek tiek rinktis. Galbūt jis jau yra toksai kaip sakyt, užsisluoksnevęs priemonėm. Tai čia toks galimai. O jeigu jisai, toksai, kaip sakyt, per vidurį, tai greičiausiai jo toks geras balansas drėgmės ir maitinimo yra. Tai gerai, galėsite, mylėjai, į Instagramą turi, galėsite siūsti savo nuotrauką su vandeniu ir įdėtų plauku, davrasti, kurioje čia stadija ir ko man ten labiausiai reikia. Palauk, o dar tas, kai yra šlapias ir turim ką padaryti. Nutrūko. Šiaip, aišku, mes taip labai gal taip stipriai neturėtume jo tempti. Čia, žinote, kaip patirties nėra čia ir varai. Šiek tiek tas toksai, jisai turėtų būti. Tada šiek tiek tai nelabai. Toks, jisai toksai truputėlį nori nutrūkti. Bet aišku, jisai dabar, man tai toks, žinai, atrodo, kad jau jisai pakankamai sausas. Per daug išdžiovinau. Reikėjo po iš karto. Žodžiu, jeigu labai greitai plyš, tada vėlgi reikia. Šiaip jeigu labai greitai plyšta, tai reikėtų struktūrą tvirtinti, jeigu jisai, bet vėlgi, reikia labai žiūrėti, šiaip jeigu plaukas labai sunkiai tempėsi, tai jam reikia drėkinimo. Tai jeigu jisai taip tikrai labai sunkiai tempėsi. Jeigu jisai, kaip sakiau, yra guminis, tai reiškia, mes pildome jį baltymais, mes duodame jam tokio, kaip sakyt, užpildymo. O jeigu jisai toksai yra elastingas, jis taip labai lengvai, tai reiškia, drėgmės ir baltymų balansas yra geras. Tai galbūt galimai pas tave, dabar aišku, jisai toksai netrodė labai šlapias iš tikrųjų ir dar iš tikrųjų reikėtų iš skirtingų zonų paimti. Jo, nes, pavyzdžiui, ties veidu yra tokie trapesni, daugiau mechaniškai pažįsti. Tai aišku, kai fenuoji, taip ant viršaus. Taip. Tai galimai pas tave galbūt drėgmės yra trūkumas. Šiaip porėtam plaukui pasakysiu taip, bendra tokia teorija. Garbaniam dažniausiai trūksta drėgmės. Taip. Nes man atrodo, kad kai tu turi plaukus ir svarbiausia, kad juos užpildyti, uždaryti tinkamai galvos odą išplauti, bet tu nepakeisi to plauko kardinaliai. Kardinaliai aš nepadarysiu jo. Lygiai taip pat kaip porų aš nesumažinsiu. Tai kai aš tą supratau, man tiesiog visą laiką reikėtų, kad jie lengva būtų prisižiūrėti juos kasdienėme gyvenime. Tiesiog atsirinkus priemonės, porėtas plaukas, tai renkamės tada šiek tiek ir tas paliekamas priemonės, sunkesnės, tokios kreminės konsistencijos, kad duotų daugiau to tokio glotnumo, sunkumo tam plaukui, kad jį užpildytų. Plonaplaukiam, tarkim, mano atveju ar ne toks plaukas, jau aš kažką lengvesnio, man pieneliai, purškiamos kažkokios priemonės, nepatinka man visai vandeningos tos tokios, vis tiek man norisi to tokio biškai, kad riebaliuko tokio būtų, nes tada žymiai malonesnis tas plaukas, tikrai yra glotnesnis, bet dėl to ir yra skirtingos tos priemonės, ar ne, ir tie dozavimai tokie skirtingi pagal plauką. Bet tikrai susidraugavus, išmokus džiovinti, formuoti, tai nebesinorės nei tiesinti ir priimti savo plauką. Ir priimti savo plaukus tikrai bus paprasta. Labai gerai, nes aš turiu labai didelį paruoštuką dar klausimų, kuo mes, kad nepamiršti jokių svarbių dalykų, tai mes keliausime bendrai, tarkim, apie požymius, nes daug kas klausinėja, kada nebetinka tas produktas, tai iš esmės, kaip ir kalbėjom, nuo sezono, nuo dar kažko, tai ne, kad tiesiog žiūrint į plaukus, jeigu matai, kad jisai matinis, jisai apsunkęs, jisai kažkaip galbūt ar sunkiai išsiplauna, galbūt niežtėt pradeda galvos odą, tai čia yra tokie rodikliai, kur tikrai jau jaučiasi, kad reikia kažką keisti. Gerai, tada jeigu aliejus, kaip aliejukus reikia rinktis? Nes, iš vis, ar visiems jos reikia naudoti, ar ne visiems, viską apie aliejus. Šiaip aliejus, jisai yra iš tikrųjų svarbi užbaigiamoji priemonė. Aš tai taip pasakysiu, aš labai mėgstu aliejų naudoti užbaigimui, jau po džiovinimo, nes jeigu aš dedu aliejų prieš džiovinimą, aš
galimai jo padauginsiu ir jis bus man kažkur, susiriebaluos plaukas. Ypač plonaplaukiam, gal taip pasakysiu, yra svarbus dalykas. Ir šiaip, jeigu ant aliejaus nėra parašyta, kad jisai turi apsaugą nuo karščio, tai reiškia, kad mes jį kaip užbaigiamąją priemonę ir naudojame. Tai yra skirtingų iš tikrųjų tų aliejų, tai jeigu, pavyzdžiui, yra sudėtyje koks ricinos, ten alyvogių aliejus, tai jis tikrai bus sunkus. Ir tikrai jisai netiks plonaplaukiam, bet jeigu koks ten makadamijų, linų sėmenų aliejus, kaip pavyzdys, jisai jau bus lengvesnis, bet faktas, kad visi tie aliejukai, jie yra, tokie gali apsunkinti. Taip. Dėl to mes tiesiog lašiuką, aš kaip sakau, labai mėgstu, įtrinam į delnus. Duodu iš karto į ranką ir parodom viską, kaip reikėtų tada. Tai tiesiog, realiai, šiaip net galima... Gal aš uždariau? Net galima, aišku, aš jau šiaip daugokai tai paspaudžiau. Gali man parodyti, kiek reikia atiduoti. Galėsi užsidėti to. Ir kad mes dabar tokio blyno nedėsim iš tikrųjų ant plaukų, tai mes pasiskirstom, iš esmės ant sausų plaukų. Keliam prie vieno klausimo, kuris, manau, daug kam kyla apie kondicionierių ir kaukės. Vieni sako, reiktų kaukių, kiti nereikia, kuom jie skiriasi, ar jie papildo, ar nepapildo. Iki Z, kad žmonėm nebekiltų niekad klausimų apie šitos du produktus. Mes juos kūrėme savo linijoje ir galvoju, ar pantrinsiu, ar nepantrinsiu. Ką tu manai? Iš tikrųjų, šitos dvi priemonės yra reikalingos, ir kondicionierius, ir kaukė, nes šiek tiek skirtingos funkcijos. Kaukė tai yra toks maistas plaukam. Taip, gal įvardinsiu iš tikrųjų. O kondicionierius jis uždaro žvynelį, jo dažniausiai toks pH būna, kuris labiau uždaro žvynelį. Tai tokio duoda slidimo plaukui, glotnumo plaukui ir užrakina jau tas visas medžiagas plaukuose. Galima, nes būna toks klausimas, ar gali užkeisti kaukę kondicionierių. Jeigu, pavyzdžiui, aš nusipirkau kaukę, man jinai labai faina, aš ją visada naudosiu. Kažkurį laiką galima, bet iš esmės nepakeičia, nes tiesiog kondicionierius reikalingas, kad uždarytų jau pilnai tą žvynelį ir kaukę tiesiog tiek negeba. Jinai tokia daugiau pildanti, bet jinai neuždaro įprastai tiek labai žvynelio. Žodžiu, šiuo klausimu nereikėtų taupyti. Kad pasiėmiau kaukę ir su viena jie visą laiką naudoju ir taip toliau. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, jeigu kaukė yra labai smarkiai pildanti, per laiką naudojant tik kaukę, plaukas tiesiog gali užkietėti. Jūs tikrai gali pasidaryti toks labai nesmagus, galbūt net ir matinis, todėl priežiūra ir yra tokia, kad mes maždaug kas trečią plovimą naudojam kaukę, o kitus plovimus naudojam kondicionierių. Tai šiaip nereikia abiejų visą laiką ten naudoti. Nes aš tai prisimenu, kai mes kaukę sukūrėme, jinai tikrai žiauriai atpalaiduoja mano plauką, man, visus myliu, bet šitas tikrai buvo produktas, nes man sunku išsišukuoti kartais ir taip toliau. Ir aš pradėjau kiekvieną dieną naudoti tą kaukę. Aš šiaip ir iš kitų brandų karts nuo karto mėgdavau, bet ten nenusiperki, pasiemi kondicionierių tiek, čia natūralu, guli tu testinė. Ir buvo blogai. Ir aš kažkaip nesuvečiau tose. Jums sunkus, blizgėjimo nebebuvo, ta prasme, tai ką ir kalbinės, aš net nesupratau, kodėl. Nes ir tada aš dar laboratorijai žiūrėjau, bet žinai, sakau, man pradžioje tai patiko, tai kad man nebetinka, ar kas man čia gaunasi, ir mes diskutavom, tik aš vieno ir aš dažnai dar sugalvodavau, ar tai yra tiesa, netiesa, pavyzdžiui, po kaukės kondicionierių, ar reikia dėti, ar nebereikia, kaip čia su to irgi? Šiaip dabar yra tokios skirtingos teorijos, gal tai pasakysiu, įprastai gamintojas turėtų nurodyti šitą dalyką. Ar dėti, ar nedėti. Bet galit pabandyti iš tikrųjų, užsidėti, nebus blogiau tikrai. Tikrai nebus blogiau, jeigu dar po kaukės užsidėsit. Nes jeigu normalu, jeigu mes nenuolatos naudojam kondicionierių, galim uždėti, bet jeigu neuždėsit ten tokio blogai ir nepasijausi. Bet jeigu teisingai kaukė, tai žodžiu, ne kiekvieną dieną kaukę naudoti, nedarykit mano klaidos, nors ir labai fainai, aš suprantu, kodėl žmonės tai pradeda daryti. Ir aišku, jinai šiaip visada ir brangiau šiek tiek, bet kuriuo atveju kainuoja, bet kažkaip dabar girdėjau, kad kondicionierius nurašo, nors jie būtini yra. Ir kaukę būtinai išlaikom bent 10-15 minučių, perlaikyti kaukės irgi nereikia. Nes būna taip, kad sugalvoja per naktį laiko valandą, 2 pusę dienos, plaukas jis pradeda brinkti, jam nereikia.
jam nereikia tiek laiko. Jinai suveikia maždaug per 10-15 minučių, tai mes tikrai nelaikom kaukės valandą laiko ar ten per naktį. Su maišiuku ir vaikštam ir dar per naktį čia naujas trendas, ta prasme, visiškai. Ir čia yra labai blogai, nes šiaip šlapias plaukas yra pats trapiausias. Reiškia, mes tą šlapią plauką labai tausojam, naudojam atitinkamų šepečių šlapiem plaukam, nedraskom ten jų žodžių, nemiegam, nevaikščiam ilgai šlapiais plaukais. Ir dar vienas toksai labai patarimas apie miegą, kalbant, kadangi jau užsiminėm, kad mano rekomendacija miegoti su sausais plaukais ir supintais į kasą. Supintais į kasą. Kad mažesnė būtų trintis. Bangelės bus. O šilkinė pagalvė? Man pasiteisino, bet aš galiu pasakyti, aš dabar mėgau tik ant šilkinio užvalkalo kaip princesė, bet iš tikrųjų pasiteisino, bet aš galiu pasakyti, kad ką aš pastebėjau, tai pastebėjau, kad tiesiog mažesnė yra trintis, o trintis plaukam yra pagrindinis toksai dalykas, dėl ko plaukas lūžta. Tai mažesnė trintis, mažiau susivelia ties šita vieta ir dar ką pastebėjau, kad labai fainai veido odai. Man šitas labai... Aš tuprasė šiaip tai labai pritariu. Labai daug dalykų, kur dėl veido pradėjau naudoti, bet irgi tik ant šilkinių pagalių dar mėgau. Aš net sakau klientams, vis pabandykit, tai bus ne tik plaukam, bet ir veido odai labai didelė nauda. Tai tikrai labai rekomenduoju paprašyti, jeigu kažkaip savo taip nesugalvoju nusipirkti, bet dovanom, manau, labai gera dovana. Labai geras dalykas, tikrai. Fainiai kažkaip tai. Dar aš man įdomu būtų apie bendrai gal tendencijas kažkokias, kokias tu jauti dabar ar priežiūro, ar viskas apie plaukus. Jo, tai šiaip labai tokia nauja tendencija yra skalpo priežiūra, būtent mikrobiomos, visas ar ne, galvos odos palaikymas, tokia švara ir šiaip puoselėjimas ir ne per smarkus išplovimas. Pastebiu, kad ateina labai fermentuoti ingredientai į madą, tai toksai maistas mūsų visai galvos odai ir žodžiu, kas ten gyvena tos galvos odos, maistas galvos odai. Pastebėjau, kad labai natūrali struktūra grįžta iš tikrųjų į madą, tai kaip kalbėjome apie garbanės. Paskui yra, jeigu kalbant apie ingredientus ir bendrai priemonės, kad less is more, tai iš tikrųjų labai dabar ingredientų sąrašas mažėja, bet jisai tiesiog yra toks labai tikslus ir tiksliai aiškiai, ką daro ta priemonė. Labai pastebiu, kad individualus tas parinkimas priemonių pagal žmogaus net gyvenimo būdą, nes, žinote, jeigu, pavyzdžiui, jisai keliauja daug, jeigu jisai lanko baseiną, tai ta labai toksai individualumas, labai toksai nauja, sakyčiau, mada, nauja tendencija, paskui plaukų formavimas be karštų įrankių, šitas labai smarkiai jaučiasi, tiesą pasakius, tai dabar tikrai kaip susigarmonuoti tuos plaukus yra begalė būdų kitokių. Aš net būna su kojinėm susigarbanuoju plaukus ir man žiauriai gražios garbanos gaunasi. Šiaip paieškokit šito garbanų. Gal tu pas save Instagrame gali įdėti kokį video su kojinėm. Reikia padaryti. Labai paprastas. Mes lauksim už, poros ten savaičių ar kada tenais, kad, žodžiu, nainam Instagramą ir laukiam su kojinėm. Bet su kojinėm. Įsivaizduojat? Iš tikrųjų, ant kiek galima paprastai. Reiktų kūrybiškai pažvelgti, ne viską. Visiškai. Ir čia yra iš tikrųjų labai gražios garbanos gaunasi, tiesiog reikia padaryti iš vakaro tą tokį garbanojimą ir miegoti su tom kojinėm. Būtinai švariom. Jokauju, čia tik tai pasakiau, kaip norit žodžio. O šiaip tai, aišku, yra dar toks labai senas garbanojimo būdas, tai ant halato, būtent to diržo, kad gali žodžiu, čia yra toks fantazijų pasaulis, fantazijų reikalas, labai daug visokių ir tik tokią galima pamatyti, bet tikrai tas be karščio plaukų formavimas labai didelė tokia tendencija, nes iš tikrųjų labai dabar tas madoja ir tas blowoutas visas, ar ne, visos nori tos apimties, tų tokių gražių 90 stiliaus bangų.
Tai tikrai pabandykit tą be karščio. Dabar sakykit apie tos pūrius plaukus ir o kaip reikia išsidžiovinti, kad jie būtų pūrus, pavyzdžiui? Ar yra kažkoks ten, pamenu, Deimantė Kazėnai ten, jinai visą laiką kažkaip tai galvą nuleisdavo ir iš to gimė, aš nežinau, kiek klientų ten ateidavo, tai va, aš tai fenuoju ten kažką gerai, blogai, taip reikia, nereikia, nepykim, jeigu ar gerai, ar blogai, bet tiesiog išsiaiškinkim, kaip reikia. Iš tikrųjų, tai reikėtų naudoti ir priemonės tam tikras, tu jeigu tiesiog paėmi džiavini, savo paliekamą kažkokią priemonę susipurški ir džiavini, greičiausiai nebus to blowouto, vis tiek mes turim naudoti ar putas, arba kažkokias purškiklius šaknim ir tada, aišku, viskas turėtų vykti vėlgi sekcijom atsiskirinėt nuo apačios ir su apvaliu šepečiu, iš tikrųjų geriausiai būtų, jį valdyti yra reikalų, bet dabar iš tikrųjų yra atsiradę labai daug įvairių formatuvų, kaip ir Dysono ar ne, su įvairiais antgaliais, kuomet tu tiesiog be vargo gali savo susikurti tas garbanas ir pasidaryti tą blowoutą. Tačiau, galiu pasakyti taip, jeigu plaukas yra super tiesus, tikrai yra reikalų ir sunku ir greičiausiai sunkiai laikys, tai pasižiūrėjusi tikrai influencerę su gražiais plaukais, kaip Deimantė Kazėnaitė, kaip pavyzdys ar ne, ten Karolina Meskino, jos turi plaukus, kurie yra linkę kažkiek banguotis, jom yra kur kas paprasčiau juos susiformuoti ir matant tą gražią tokią viziją ar ne, ekrane, tu galvoji, kad tu irgi taip nori, bet kodėl tau neišeina, bet tiesiog struktūra gali neleisti. Pabandyti verta, bet ar išsilaikys, bet dabar nežinau, kiek pas mane gal jau irgi tiesėja plaukai. Ne, visos bangelės matosi gražiai viskas. Labai džiaugiuosi sėdžiu čia tokia. Ir bijau pajudėti, kad tik tais išsilaikytų. Tai tai šiaip verta pabandyti, bet yra reikalų ir labai priklauso nuo struktūros. Jeigu turit bent kiek banguotus plaukus, greičiausiai jūs galite labai gražų blowoutą pasidaryti. Jeigu esate tiesią plaukę, reikės pavargti, galbūt tada reikės susisukti, reikės pasiekti kažkiek tą garbaną, tokį atvėsinti ją, tiesiog reikės daugiau laiko ir daugiau pastangų ir faktas, kad ir lakas reikalingas, paskurio volomo tokie purškikliai, kurie tokios, tekstūraizeriai, gal tai pasakysiu, kad duotų biški tekstūros tokios, tai reikia įdėti to, kaip sakant, laiko, bet galima pabandyti tiesiog nusipirkti šepetį, kuris ir pučia ten orą ir leidžia tiesiog formuoti. Tai bus tikrai kur kas paprasčiau. Vat kalbant apie Dysono Airwrap formatuvą, tai aš labai rekomenduoju, jeigu mergina turi draugę, kuri turi tą Dysoną, tai paim, pasiskolint, pabandyti ir ar tikrai verta investuoti. Nes aš lygiai taip pat pasiėmiau, pasibandžiau, jau galvojau, jau čia viskas, sakau savo antrai pusė, aš jau čia kalėdom noriu, čia būtinai nieko kito, nematau, tik šito noriu aparato. Ir aš kažkaip galvoju, bet gal pasibandysiu, gal iš tikrųjų man čia net nepatiks, gal čia labai daug reikalų. Pasibandžiau, man viskas išėjo labai gražu ir aš ir naudojau priemonės viską ir man tiesiog tos garbanos jos po valandos pradėjo visiškai leistis ir aš toks galvoju, gal vis dėlto tai ne man iš tikrųjų toksai formavimo būdas. Aišku, kita vertus, jeigu aš ten siekčiau kiekvieną garbanėlį, ją vėsinčiau, ten įdėčiau tikrai daug darbo, bet kasdieniniai toj priežiūrai, mes neturim tiek laiko, mesgi skubam, visko daug veikiam, tai vis dėlto ne visai man pasiteisino, bet garbanojimas su kojinėm per naktį pasiteisino labiau. Labiau padėjo negu šitą. Taip, rezultatas. Žinai, man atrodo, jeigu mes norim tiesiog save palepinti, viskas okei, tai ir įsigijom. Jeigu mastum labai geras tavo patarimas, kad turi, iš draugės pasiėmiau, patestavau, čia ne kremo patestuoti, o tiesiog įrankį pasiėmiau ir labai gerai. Bet žinai, jeigu tau ir nesilaiko, tau labai tinka tiesus plaukai. Kur mes kalbam apie natūralumą, negrįžimą. Taip norisi tų bangelių, iš tikrųjų, kai esi tiesiog plaukai. O man visą laiką glotnumo visada norėjau. Nors dabar aš irgi priimu savo plaukus, labai džiaugiuosi, viskas okei, auga gerai, viskas fainiai ir kartais pasikoreguoja tam tikrą tą formą iš savęs, bet nebėgti nuo savęs. Jie ne šiaip, jie netgi pagal ir kūno mūsų sudėjimą, ir šiaip bendrai. Mes gimstame tokie unikalūs, kokie turim būti. Tai tas yra faina. Turim džiaugtis ir vertinti. Taip. Ačiū, Emilija, už labai fainą pokalbį, už labai smagius tokius ir lengvus kasdienius patarimus, kad skiriai laiką, kad atvažiavai. Aš labai tikiuosi, kad tu būsi draugiška visiems ir atsakysi, jeigu kils klausimų, ir galim drąsiai pakviesti, kad rašyti Emilijai ir lauksim tavo video. Ir dėl testavimų dar tam parašysiu. Tai ačiū labai. Gerai, ačiū labai, kad pasikvietei, labai toks fainas, naudingas, aš labai tikiuosi, kad išklausė ir kažką, bent kažką iš to pasiėmė. Jau gerai. Aš labai tikiu, kad tai bus.